Sveiki, aš esu Juozas Eidukonis, dirbu Sony Ericsson firminiai parduotuvėje Vilniaus Akropolyje ir šiandieną norim pristatyti naujutėlaitį Sony Ericsson Walkman 350 telefoną. Taigi žiūrim, kas viduje. 176 ant 220 TFT 256 tūkstančių spalvų atkariantis ekranas. Atlenkiamas ir gana stabiliai laikantis atgal atverčiamas dangtelis. Toliau pasižiūrim meniu. Web naršyklė, keletą žaidimų, Track ID funkcija, kurios pagalba iškirpia net mažą dainos gabaliuką. Prisijungę prie interneto galėsite pamatyti pilną dainos pavadinimą, atlikėją ir daugiau informacijos apie albumą, kuriame jis yra. Taigi, uždarius dangtelį įsijungia Walkman muzikos grotuvas, kuris atkuria MP3 ir kitus audio formatus. MP4. Telefono dangtelyje yra įmontuoti mygtukai, su kuriais galima pradėti arba perjungti dainą. Taip pat telefone yra radijas su RDS funkcija. Žiūrime, kas iš galo. 1 ir 3 megapikselių vaizdo kamera. Talpi 900 mAh baterija. Taip pat į komplektaciją įeina talpi 512 MB M2 kortelė. Žiūrim, kas dar viduje. Stereo ausinės. USB duomenų perdavimo laidas. Pakrovėjas. Ir turbūt didžiausias privalumas – labai garsiai grojantis garsiakalbis, kurį bet kada galėsite turėti su savimi ir pasileisti muzikėlį. Kągi, pažiūrėkime, kaip šitas monstriukas groja. Taigi kviečiame visus apsilankyti Sony Ericsson salone, kuris yra Ozo gatvėje 25 Vilniaus Akropolyje. Iki susitikimo.